Nu ką, labas Marija. Sveiki, gyvas. Kaip gyvenimas? Gerai. Gerai. Vis geryn ir geryn. Tai kaip Marijus Ališauskas save prisistatytų, kuo jis užsiima, kuo domisi? Domiuosi daug įvairiausiais dalykais. Šiuo metu dirbu su kūryba tokia kaip dievų maistas. Tai viską atsidavęs jai. Taip gyvenime užsiiminėdavau daug dalykų, pavyzdžiui, kaip sakralinės geometrijos išrinkimai, toriniai laukai po žmogaus, visos tos struktūros, kurios yra šiuo metu dar nediskutuojamos plačiai, bet tas jau ateina, kaip sakoma, populiarumą. Kaip sakoma, gaunasi taip, kad žmonės pradeda medituoti, domėtis, gilintis į tai. Tai viskas tame sąveikauja tarpusavy. Ir šiaip domėjausi visą laiką elektroniką. Tas mane ir privedė prie tokių toroidinių laukų. Tai ir tie toroidiniai laukai gavosi, kad sąveikauja ir pa žmogų. Gerai, tai dabar pradėkime nuo dievų maisto. Žinai, čia tas toksai pavadinimas, kiek aš susipažinęs, tai čia yra apie gėrimas, apie enziminius gėrimus. Ir tas dievų maistas, žinai, kodėl dievų. Ir tada galim, žinai, apie, toroidinius pakalbėti dalykus. Aš tiesiog galbūt norėčiau pradėti nuo visato, kūrimo. Nes iš pradžių buvo garsas, Taip. Paskui buvo tas sprogimas, tarsi toroidinų, kažkas panašaus ir tenai šviesa, galbūt apie tai ir paskui iki žmogaus, žinai, Pradedam nuo tos visatos, ne, kaip sakoma, nuo to kūrėjo, nuo to absoliuto, ja? Nes apie dievus mes kalbam, žinai, apie dievų maistą. Tai čia, matai, ta pradžia tokia yra paslaptinga iš tikrųjų. Jo, pirma buvo garsas. Tai bet kadangi aš taip įsivaizduoju, jeigu taip žiūrint į tą didelį maštabą tos visos visatos, ne? Tai kadangi mokslininkai pasakė, kas yra pačioj mažumoj, tas yra ir dideliam variante, ne? Tai mokslininkai, kad į tą visą didybę neįsiplėsti, nes ten yra beribė ir nelabai didelė, jie pabandė pasižiūrėti tą mažesnį. Tai ir jiems šiaip ne taip pasisekė pagauti tą atomą. Tai yra gan kai kurie mokslininkai, kurie apie tai šneka, bet jiems ta publikacija labai sunkiai sekasi, nes praktiškai laužo visą tą fiziką. Ta, kaip sakoma, pagrindus jos. Tai kas tas atomas? Tai tame atome dar visokiausių tenais elektronai ir taip toliau, ir dar giliau, ir visos tos struktūros, ir labai panašu į tą visatos sudėtį. Tai ir tą atomą stengiasi nufotografuoti, bet kaip jį pasižiūrėdavo, jisai pradeda judėti, dėl to jį pagauti sunku būdavo. Tai vis tiek rado tą momentą, kada be stebėtojo, nes kadangi jeigu stebėtojas yra, jisai juda, kada stebėtojo nėra, jisai stovi vietoje, tai jie vis tiek atrado būdą, kaip tą užfiksuoti. Ir yra mokslininkai, dabar aš tiksliai nepamenu pavardžių ir vadų, bet jie išrinkinėjo tą visą atomą. Kaip pat galo yra struktūros, kaip atrodo, kaip viskas. Ten labai įsamiai ten viską aš irgi nagrinėjau. Tai kuo čia tas dabar toroidinis laukas? Tai toroidinis laukas tai yra tokia energetinė sandara, kuri apsaugo mus nuo visatos spaudimo. Tas visatos spaudimas yra 90 milijonų 1 kvadratinį milimetrą. Įsivaizduokit dabar viskas, kas aplinkui, mes, augalai, daleiskim, kėdė vibruoja tam tikram dažniui. Ir tas dažnis yra spaudžiamas to spaudimo. Tai yra, be to dalyko nebūtų čia niekas. Tai dėl to yra laikoma. Tai aš tai supratau, kad toroidinis laukas, jeigu jį galima dar susijęti su garsu, nes man dabar taip atrodo, galbūt ir garsas sklinda, toroidų tokių. Ten ir vibracija, ir garsas, ir energijos, viskas sąveikauja. Tai aš supratau, kad toroidinis laukas labiau su gyvybės. Tai yra apsauga nuo to spaudimo. Nuo visatos spaudimo. Taip, tai įsivaizduok, kad aplink mus yra burbulas, kuris sukasi, jeigu taip gražiai skambant,
6000 į sekundę. Tai čia maždaug, kur dirba apatinės čakros. Raudona ta, ne? Apatinė čakra. Kuo eina aukštesnės čakros, tuo labiau toroidinis laukas įsisukinėja. Tai va, kuo daugiau čakrų atidarinėja, tuo daugiau toroidinis laukas sukasi. Gerai, tai man dabar įdomu apie žmogaus toroidinio lauko kokybę. Žinai, ar gali ta kokybė, žinai, kaip ją galima pasigerinti vienas dalykas, o kitas dalykas, ar gali taip atsitikti, kad išnyksta arba labai ten sumažėjęs. Jeigu toroidinis laukas išnyksta ir pats tas sutvėrimas. Žmogus išnyksta. Žmogus, augalas, viskas, jisai išnyksta dėl to, kad jo tas spaudimas tiesiog ištraiško, išbėra. Vienu žodžiu, viskas grįžta į tą pačią energiją. Tai va, iš tos pačios energijos vėl formuojasi... O kaip tada pagerinti, kad ta būklė... Toro lauką, kaip pagerinti? Na, čia jau gaunasi taip, kad eina praktikos, gyvenimo kokybė keli. Viskas yra ir kvėpavimai, ir grūdinimaisi, ir mityba, ir mąstymas. Kas tada atsitinka žmogui, kad toroidinis laukas pagerėja? Kas tada, kaip jisai jaučia? Na, jeigu įsukam tą toroidinį lauką, torą, kaip sakoma, elektromagnetinį lauką, angliškai bus electromagnetic field, jeigu jį įsukam, tada gaunasi, kad pas žmogų įsisuka du srautai, viršutinis ir apatinis. Tai gaunasi, kaip jeigu ranką įsuksim vandenį, mes matom, kad darosi sūkurys. Tai vat, kada ta struktūra mūsų energetiška, kuri gaubia, tas burbulas pradeda suktis dideliu greičiu, prisisukinėja ant momoniuko viršutinis rautas, darosi sūkurys, ir per apatinę vietą kitas, žemutinis tas, kitas sūkurys. Ir va taip gaunasi, kad per ekliptiką susiduria, tai yra prie širdies. Ir va tada, jeigu jis labai gerai įsisuka ir tos energijos pradeda eiti į patį kūną, mes galim po biškį materializuoti. Bet čia jau dieviška kokybė, kaip sakoma. Tai taip apibendrinant, man aš vis nepaleidžiu, žinai, Dievo maistas, tas, žinai, Dievo yra pavadinimas, tai jeigu Dievas sukūrė va tą visatą, žinai, tą kūrybą toksai sprogimas, žinai, toroidiniu būdu, kad tuo pačiu gyvybė įvyko, tai toroidinio lauko stiprinimas žmoguje, tai irgi lyg tai grįžimas prie to dieviškos sąmonės, prie paties Dievo galbūt grįžimas. Tas gaunasi gėrimas, kad jisai turi probiotikus, enzimus ir vitaminus, mikroelementus. Taip. Tai va, kadangi žmogui reikia būti visų pirma tuščiam, kad jis neturėtų viduje jokių pašalinių daiktų, įskyrus savo kūną, tai reiškia nei maistelio, nei kažkokio pašalinio vandenėlio, nes pas mus ne vandenilis, tai yra ne vandenėlis, susidaro ten kraujo ir taip toliau, daugiau yra plazma, mes iš plazmos daugiau sudaryti. Tai va, o ne ten 70 kažkiek ten procentų vandens, jo yra tas dalis vandens, bet tai yra daugiau plazminė struktūra. Tai va. Labiau tokia kaip aliejus. Žmogaus struktūra. Bet tu kodėl sako, kad žmogus užnešim... Daug kas sakoma, o ko nedasakoma? Sakoma, nedasakoma, jos prisakoma. Tai nėra tiesa tokia, negalima tiesa. Jo, kai kur širmos uždėta, kad, nepajudėti taip staigiai į priekį. Tai va. Šiek tiek plazma daugiau. Jo, plazminė struktūra labiau pa žmogui yra. Tai va. Ir grįžtant prie to gėrimo, tai kada jį naudoji, tu visų pirma gauni tas ląsteliai, visas reikalingas medžiagas, tada gauni tos pačius enzimus ir probiotikus. Probiotikai tai vienas iš stipriųjų dalykų, kuris pašalina seną patogeninę florą, kuri neleidžia judėti tas praktikas ir taip toliau. Nes kada žmonės eina į praktikas, grybelius pradeda kūną greičiau, kaip čia pasakyti, dehidratacija prasideda. Po to dar visokiausių reikalų prasideda, kad žmogui tiesiog neišeina išsilaikyti toj, kaip sakoma, pasnikavimo momente. Tai va, o organizmas turi būti praktikose tose švarus. Na gerai, tai aš manau, prie enzimų tai būtinai grįžtim, žinai, prie
mikroflorą, žinai, gerinimo ir panašiai, tiesiog dar norisis. Gerai, tai mes jau apie toroidinius laukus daugmaž pakalbėjom, kaip suprantu, ar dar kažką galime. Tai galim dar plėstis ir plėstis. Dar galime. O šiaip apibendrinus, man įdomu, žinai, sakai, praktikos gerina, o šiaip mityba daro kažkokį tai poveikį? Žinoma. Toroidiniam laukui. Žinoma. Nu, tarkim, žmogus badauja, ne, ar kažką gali dabar įsivaizduoju, kai organizmas pritaikytas tokiam momentui, kai energijos ir srautai pradeda ir šitinis ir apatinis judėti, ir centras yra širdis ir ta ekliptika, ne, kur sąveikauja su šito išoriniu pasaulio materialiu, ne. Tai jeigu tenais kažkoks tai bus gabaliukas maisto arba kažkoks tai nereikalingas vandenukas, kuris dar nebuvo pasisavintas ir perdirbtas į tą pačią plazmą, ne? Arba kažkoks tai užkištas toksinas, ar dar kažkas tai. Mesgi būnam prieš tai, kol einam į tas visas praktikas, ne visi švarūs. Tai ir tada prasideda tokie dalykai kaip skausmai, įsilaikyti tuose būsinėse negalėjai. Tai pradeda organizmas automatiškai greit valytis, tada prasideda detoksai, intoksikacijos ir praktikos baigėsi. Tai prieš tai reikia eiti švariam. O kad švariam eiti, reikia pirmą pašalinti patogenus, reikia pakeisti savo organizmo biškelio struktūrą, nes kol patogenas yra, kūnas apkrautas, toksinų prikištas kūnas, jis neįsivalęs. Ir begalė kitų dalykų jam trukdo. Tai dar gali būti ir kirminai, gali būti blogasis bakterijos ir begalė tų visų faktorių. Tai žodžiu, kol žmogus neįsivalęs, tai toroidiniam laukui, jisai vis tiek matyti egzistuoja kažkokio pavidalo, ne? Nu, žiūrėkit, eina stuburas, ne, ir per tą stuburą teka energijos. Jos labai galingos, tai įsivaizduoju, jeigu paprastai žmogus, kuris nepraktikuoja, turi tą lauką 6 tūkstančius apsisukimų į sekundę, įsivaizduoju, tas laukas kaip lekia. Netgi daugiau, iš tikrųjų. Gal net 6 km į sekundę, nežinau, labai dideli. Tai gerai, kaip tada palyginti toroidinį lauką, tokio, žinai, jau apsivalusio žmogaus, jis, žinai, švaraus ir jis pradeda švytėti. Jis pradeda švytėti. Tai va čia kažkaip susijęs su aura. Su tais šventais ir su nimbom ir taip toliau, su tais dalykais. Koks bendrumas su pačia aura tas toroidinio lauko? Tai kada visos čakros susišviečia, ne? Ir dėl to maistelio, daug tos energijos eina per stuburą ir kažkas tai pasimaišo. Įsivaizduoju, kokia jėga eina per kūną ir kažkur tai kažkas tai ne taip. Ir pradeda tą visą energiją laužyti viduj kūne. Įsivaizduok, sukasi variklis, ne? Ir perašė kažkas tai įsibalansuoja, pavyzdžiui, turbina mašina važiuoja ir įsibalansuoja. Įsivaizduoju, kas tai darosi. Kokie garsai prasideda per žmogų ir kokios savijautos, ne? Kaip jį pradeda kratyti visą. Tai čia jau negerai. Gerai, o dabar kaip tada Merkaba? Žinau, Merkaba irgi labai svarbus dalykas žmogui. Merkaba, tai čia dar pakol nedaugam pasiekiama, tai yra moteris ir vyras, moteriška ir vyriška energija pačiam. Čia yra Merkaba, tai yra aparatas, su kuriuo gali šitam materialiam kūne judėti pačioje visatoje. Tai čia yra irgi toks dalykas, daug yra aprašyta ant tų visų senovinių sienų, Egipte rodyta, irgi apie tas Merkabas, šumerų visokiuose dalykuose, apie tai šnekama ir taip toliau, visuose senuose raštuose. Tai čia toks kaip ir dievo įrankis, ne? Čia yra dievo įrankis, jo, kaip transportas. Su juo gali keliauti. Nes yra vietos visatos, kur netgi patys greičiausi ir galingiausi laivai negali praskristi tų vietų. Tai vadinasi... Dar tada apie Merkabą, apie toroidinį lauką, atsimenu, man labai įdomu, kiek žinau, ir Žemėje turime tą toroidinį lauką. Turi augalai. Augalai turi? Turi augalai, turi medžiai. Taip, turi medžiai, elektromagnetinis laukas, tai yra viršų šaknis. Medžiais tai. Taip, viskas tai sąveikauja. Gyvūnai turi, po to turi žmogus. Po to turi mūsų planetą, pati Saulė turi, visa mūsų galaktika tą patį nuo Saulės. Įsivaizduok, Saulė, ne, yra magnetinių laukai ir ant tų jėgos laukų magnetinių, ne, stovi planetos. Ne? Įsivaizduok, kad tiek viskas suderinta. Ir pačios Saulės sistemos yra dar Saulės kitų sistemų pačio galaktikoje irgi stovi ant tų pačių jėgos linijų.
Ir pačioj visatoje, visos galaktikos irgi stovi visos ant... Tai čia Dievo kūryba, tai... Taip, čia viskas yra tobula. Fibonacci paskaičiavimai, Nikola Tesla 369 apie toro laukus kalbėjo, ir visas tas energija, vibracijos ir... Na gerai, tai tarkim, žmogus sutvarkosi tą, valusi, kerėjo jo toroidinis laukas, po truputį prisipratina prie Merkabos. Formuojasi Merkaba. Formuojasi Merkaba, kada įsisukinėja tai laukai, tada žmogus pradeda formuoti pats tą Merkabą. Aplink save, ne? Aplink save. Tai va, tai ir čia... tada gali atsiranda dar, galimybės. Krištalinis kūnas, kitaip sakoma. Krištalinis kūnas tada. Kristaus jau čia lygiai. Jo, nuo žodžio Kristus, jo. Krištalinis Kristus, jo. Tvarkoja. Dar jeigu galima kažkiek tai apie Metatroną, man labai įdomu, nes Metatronas su angelais dar susijęs. Jo, Metatronas tai yra vienas iš tų dalykų, kai tos dušelės, ne, tai angelai atėjo čia į šitą pasaulį su tam tikrą misiją, jie atsineša tuos ženklus, kad nepamirštų, iš kur jie atėjo ir kas jie yra. Tai čia yra svarbus dalykas jiems. Kam? Angelams. Angelams svarbus Metatrono. Metatrono ženklai. Tai Metatronė įeina visos geometrijos figūros beveik. Tai tenais visos beveik geometrijos figūros įeina. Tai čia toksai jau angeliškas, ne? Čia angeliški ženklai, Metatronas. O kaip žmogus su tuo gali būti susijęs? Žmonės susijęs su tuom, kad, sakau, dušelės, ne, tos dušios yra. Nes daug kas maišo dušę su siela. Siela tai yra portalas. Susijungti su aukščiausiu aš, ne, su absoliutu. Tai mes ateinam čia su dušelė į šitą, kaip sakoma, kūnelį, į tą avatarą, kaip sakoma. Ir kada įvyksta tas momentas, kada žmogus pasiekia tą energetinį kiautą, išsuka savo, ne, tada, kada pradeda tie srautai tekėti, tai tas srautas susidaro tas tunelis, tai yra siela su pačiu absoliutu. O daug kas maišo sielą, aš turiu sielą, bet iš tikrųjų yra tik tais šventoji dvasia, duše, ar kaip kitaip dar galim pavadinti, ne, kas esam, ta energetinė būtybė šitam avatare. Ir tada tas srautas, tai yra siela. Srautas pats siela. Jo, tai siela. O šiaip yra tiesa dabar, aš girdėjau tokį pasakymą, kad, dažnai sako, kad mano kūne yra siela, o aš girdėjau, kad tarsi atvirkščiai, kad sieloje yra kūnas, tas kūnas, kaip avataras, toje sieloje, siela tokia, plačiau, tas visas laukas, aura, visa toroidinis laukas ir tas kūnas tarsi avataras, toje sieloje. Dar kartą kartuoju, kad siela tai yra nenutraukiamas ryšys, tai įsivaizduok, mūsų kūne yra dvasia šventoji, ne? Jei reikia, įsivaizduok, kompiuteris turi internetą, arba jo neturi. Tai įsivaizduok, mes dabar neturim interneto. Bet kada pasiekėm tą momentą, siela tai yra tas internetas, tas tunelis, ne? Tas portalas. Tarsi saitas. Taip, saitas, tas portalas, kuris sujungia mūsų absoliutų. Tada žmonės pagauna tą momentą, tą srautą, kuris įsisuka, ne? Ta energija pradeda tekėti ir per visą kūną, ne? Ir su to srautu, su ta siela, su to portalu įeina visas žinios. Ir tada tu gauni tada ir akašą visą, tu gauni ir absoliutą, ir atmintį savo gauni, ir tą visą aukščiausias aš ateina pas tave. Tai tada ir prasideda stebuklai. Žmogui, žodžiu, daug yra galimybių. Jo, dar netidarytų. Na gerai, tai dabar dievų maistas. Tai dabar kaip dievų maistas gali pagelbėti? Tai čia tas instrumentas, kuris iš pradžių pataiso sveikatą. Pirmo vietą sveikatą. Pradeda žmogus valytis, detoksikuotis. Toksinai išeina parazitai, kirminai, grybeliai, kurie valdo mūsų, ne? Tai yra iš enzimų gėrimas, ne? Kas tie enzimai? Enzimai tai yra mūsų virškinimo fermentai, su kuriais mes ateinam nuo vaikystės.
mes jų turim tam tikrą kiekį, kai kurie galbūt pagal genetiką daugiau, kai kurie mažiau. Nes pastebėjom, ne, kai kurie žmonės greičiau sensta, kai kurie žmonės lėčiau sensta. Tai va tas sąveikauja tų enzimų kiekis, ne, fermentų. Tai va, kūne, jo. Ir kada mes darom niam, pavyzdžiui, termoapdorotą maistą, ten sunku kokį maistą, ten vysytę, dar kažkas, ne. Mes naudojam tos fermentus, kad pirmą suvyškim, po to įkrenta į žarnyną, o tenais jau pačios bakterijos arba geros arba blogos išrinkinėja ir duoda ląstelę. Tai va, tai sako, ką mes valgom, tas mes ir esame. Ne ląstelės valgo, o bakterijos aptarnauja ląsteles. Svarbus momentas. Ne pačios ląstelės kažką valgo, o bakterijos. Tai reiškia, tokio tiesioginio ryšio tarp maisto ir ląstelių nėra, viskas eina per bakterijas. Per bakterijas. Viskas per bakterijas. O tai įsivaizduoja, kaip yra. Tai va, tai kada pašalini tos visus negeriečius ir užleidai geriečius, ne, tada pradeda tave maitinti taip, kaip turi būti. Ląstelės aptarnauja, nes patogenai ardo mūsų kūną. Jiems vienodai, jie yra ardantis. Gerai. Tai yra blogai, kad ardantis. Pasakysiu, materiją paverčia į energiją, kaip juodosios skylės. Sutraukia materiją ir išmeta energiją. Kas tokia? Juodosios skylės, ne, tai yra, aš vadinu juodoji saulė. Vat yra pas mus šviesioji saulė, ne, o ten yra juodoji saulė. Pavyzdžiui, tenais buvo mokslininkai nufotografavę, ne, ten ją priartinę, tai gaunasi taip, kad jisai įtraukė, ne, juodoji skylė traukė, tipo, mes taip moksliškai įtraukė ir per galus išmeta. Tai reiškia, materija sutraukė ir išmetė energiją. Kaip utilizatorius. Taip. Perdirbė. Nereikalinga, kad nereikalinga jo materija, perdirba energiją. Tai kaip čia o saulė? O saulė? Sučiupė materiją. Per ašys, ne, nesukasi, kaip mes, ne, energiją dėjo ir materializuoja. Gimdo planetas, gimdo tą, aplink tą. Visos planetos, kur yra pas mus galaktikoje, tai yra pagimdyta Saulės. Saulės pagimdyta. Taip. Tai reiškia, gerosios bakterijos, tai kaip ir... Saugo mūsų indą. Jos Saulės atitikmuo yra, kad jos... Jos, ta prasme, aptarnauja mūsų tą visatą. Mes kaip ta mikrovisatą, jinai aptarnauja, tai jinai ląsteles aptarnauja, įsivaizduok. Blogoji patogeninė flora, jinai ardo, kaip sakiau, materija šardo į energiją. Dėl to jos mums nereikalingos. Ardo patį kūną. Ardo patį kūną, jo. O gerosios bakterijos, ne, jos kūną išlaiko. Jos nenori, kad tas indas subirėtų, nes jeigu tas indas subirės, jom baigsis gyvenimas. Tai yra nieko gero, kad susibirės. O kas tas enzimas yra? O enzimas, tai sakau, yra fermentai. Tiesiog fermentai. Fermentai, jie labai gyvybiškai svarbus mums. Tai yra imunitetas, tai yra apsauga, tai yra daug dalykų ir ta mūsų jaunatvė, tos ląstelės pačios funkcionuoja, ten daug dalykų. Su skaidulom tai yra kažkas bendra? Viskas čia yra bendra, tie enzimai tai yra pats pagrindas viso mūsų organizmo. Tai va, tai jeigu pas mus jie baigėsi, kaip minėjau, mes turim tam tikrą jų kiekį. Mes senstam. Senstam. Nes tie enzimai irgi sąveikauja tų visų funkcijų, pavyzdžiui, vario pasisavinimai, ten tokie elementai, tokie yra tiltai, kurie, pavyzdžiui, be seleno ten, pavyzdžiui, nepasisavina varis, cinkas ir taip toliau. Viskas tas momentas, viską valdo tie enzimai. Bet tu sakai, valdo enzimai, bet jos irgi bakterijos, ne? Kas jos yra? Ne, čia biškelį kitoks dalykas. Pačios bakterijos, jos sąveikauja su tais enzimais, bet jos biškelį kitaip veikia. Moksliškai tai vėlgi, tai tos pačios ląstelės, jeigu mes turim gerą florą, ne, tai mes tų pačių enzimų nevartosim, nes jeigu įkrito į žarnyną tenais žalias produktas, ne, prebiotikai pašaudino, ne, tai jis labai greit išskaidomas lengvai, iškart bakterijos toliau išskaido pačiam žarnyne ir tada pamaitina mūsų ląsteles, nes jos tada turi iš ko gyventi. Na, tvarkoj, tai iš tikrųjų mes... Čia taip pabarstėm ir tokių daugiau klausimų dar atsiranda. Kaip, tai mes, aišku, labai esam priklausomi nuo bakterijų ir nuo enzimų priklausomi. Enzimai yra pagrindinis dalykas, tai yra mūsų gyvybingoji energija.
Tai vat ir mums tos atsargas reikia pildyti. Tai vat yra fermentai, vat, su kuriais mes papildom, bet vis tiek ateina momentas, kaip mūsų kūnas įeina į tokias praktikas, kai mes jau galim pabiški papasnikauti ilgiau. Tai reiškia, mes galim biškelį detoksikuotis greičiau. Greičiau tada mūsų kūnelis atsistato, pradeda kitaip tekėti energijos pas mus. Tai vat, kas praktikuoja, kas tai daro, kas jau daugiau žmonių įeina į tą momentą, jie supranta dabar, ką aš čia šneku, neaišku, ne visi, sakys kažkoks tai ufonautas, bet realiai žmonės, kurie tą praktikuoja, jie supranta, apie ką aš šneku. Tai vat, čia svarbus momentas. Aš turėjau kitą pokalbį, kur mergina labai buvo užsiėmus su Amanita muscarija, musmirė. Taip. Raudonoji, musmirė. Geras dalykas. Bet jinai labai ten ir aprangos, ir gamino visokius ten papildus, viską. Ir paskui atsitraukė, žinai, visiškai atsitraukė. Nes kaip jinai pasakė, kad pajuto, kad Amanita muscarija, žinai, musmirė, ją užvaldė, jos sąmonę. Tai va, dabar žiūrim tokius aspektus, ne? Kadangi šitą produktą, jeigu žmonės vartoja, valio, viskas gerai pradžioj. Nes jinai turi laiką kovoti su kandida, tai yra pats didžiausias priešas kūne, mums yra kandida. Tai vat, o kandida labai staigiai išmeta... Grybelis. Jo, o tai yra pagal grybas, pagal chartiją aukštesnis už kandidą, mieliagrybę, ne? Kuris pirmą įeina, suėda mūsų nervų galūnės, užima kūną ir ten pradeda sąveikauti, augti, daugintis ir taip toliau. Pavyzdžiui, žmonės ateina su 4 stadija vėžio, ne? Ir sako, blemba, kaip aš nejaučiu, kad jisai pas mane yra augo. Todėl, kad kandida užeina, jinai pirmą suėda nervų galūnės, tada jinai pradeda tenais augti ir žmogus nejaučia, nes jinai užima tą visą dalyką. Tai va, tai kada ateina Amanita pagal chartiją aukštesnė, jinai iškart pradeda naikinti. Momentaliai. Tai pirmoje vietoje iš limfos išmeta, iš kaulų čiulpų išmeta. Pavyzdžiui, žmonės pritupia, krikšti, ne? Diskomfortiška, ten skauda, pamiršuota kaip liga vadinasi, kur kelių skauda, ten pajudėti negali. Aš atsimenu, aš žinau, ką tu turiu menyje. Užmiršau šiek tiek. Vienu žodžiu, mūsų žiūrovai supras, apie ką eina kalba, kas turi tą problemą, jie iškart supras, ne? Ir limfa užsikišus. Jeigu limfa užsikiša, tai reiškia prisideda vienos, iššoka ant kojų ir panašiai, pradeda širdelė netaip plakt, spaudimai prasideda visokiausi, netokie, kokie reikia viskas, arba žemas, arba aukštas, nes užspaudimai vyksta, nes pačio limfoje atsisėda grybelis, kandida ir jinai pradeda tenais viską užkišinėti, visus tus mūsų filtrus. Ateina Amanita ir jinai pradeda ją ginti lauką, ne? Viskas, ją pradeda žudyti ir mest lauką, ne? Ir organizmas automatiškai valosi. Momentas yra protokolai, kuriuos reikia žinoti, ne? Kad ten nepadauginti, žinot, kiek laiko vartoti. Ir tie žmonės, kurie tai daro, turėjo ir kuom užsiema, ir kitus, kaip sakoma, gydotom, turi labai smarkiai žinoti apie tai, labai daug, ne? Apsiskaitę turi būti, o ne tai, kad atėjau, aš žinau, kad tai naikina, nežinau, man pagerėjo ir vien tik tai, kad pagerėjo, aš tą propaguoju. Jinai pasakė apie sąmonę, žinai. Jo, tai vat, kas susijęs su sąmonė, aš einu prie to, žinai, čia biškelį prasiplėčiau, stengiuosi greičiau apie tai pašnekėti. Ir jeigu galim naudoti sausą, bet tada automatiškai išlieka jų sporos, tos sporos tai reiškia galime paimti ir žuldyti sąmonę. Todėl, kad kada kandida yra, sunaikina tos nervų galūnės, ateina Amanita į tas nervų galūnės, ne, ir užima vietą. O tada gali užvaldymas tuo metu būti, ne? Bet yra tinktūros, kur išskirta tik tai tas nuodas, be jokių sporų. Tik tais nuodas išskirtas, kuris nužudo tą pačią kandidą. Ir išveda lauk. Ir automatiškai sporų jokių nelieka. Vat ir viskas, prašau, tai čia yra instrumentas, jį reikia paruošti teisingai žmogui. Kad po to nebūtų tokių visokiausių dalykų, ne? Arba tada vartojam, pavyzdžiui, tą pačią Amanitą tam tikrų laikotarpį, ne, yra protokolai, ir automatiškai, kad jinai ten neužsiliktų, ne, mes panaudojam liūto karčius, lion's mane, ne? Ir tai automatiškai yra pasėta struktūra, ne, kur ataugina mūsų visas nervų galūnės. Ir tos pačios kandidos nelieka, kur užeiti į dar kartelį.
Ir tą pačią amanytą biškelį nustumė. Eik kitur užsiminėk reikalus daryk, o mes čia susitvarkysim dabar be tavęs. Jie visi draugauja, sąveikauja, tai yra kitas pasaulis. Tai yra... Liūto karčiai tai irgi grybas, ne? Jo, irgi grybas. Bet jisai yra ir biški kitoks. Jisai biškelį draugiškesnis, jisai nepradės tenais kažką daryti, jisai kaip struktūra, kaip daleiskim išardyta siena, ateina statybininkas, ane, išvalo visą tą reikalą, paruošia jau užlipdytą sieną, ateina daleiskim linesmanas ir tas liūto kartis, ane, ir užbetonuoja tą sieną. Ir tada žmogus kažko nejauti, pradeda jaust, nėra augalūnės atsigauna, pradeda kitaip, jeigu užeina, nėra augalūnės pajaučia, automatiškai kūnas prasideda gydymas, jis jaučia, kur jam reikia gydytis, nes tada atsistato jo nervų sistema ir čia kažkur tai pradeda jau tvarkytis pats kūnas. Tai va. Čia yra labai didelis toks kompleksas ir reikia tą visą dalyką sąveikauti. Tai tvarkoti, dabar kokie pirmi žingsniai žmogui išeiti iš to užburto rato, kad jisai galėtų ir paslinkauti, ir galėtų toroidinį lauką atsistatyti. Tai... Pirmoje vietoje reikia pakeisti savo florą, iš gerosios, iš blogosios į gerąją. Ir tam pagelbėja dievų maistas. Nu, vienas iš tų variantų. Yra kitų variantų. Ne tik šitas, pavyzdžiui, kandidą išveda grybai. Amanita, ne. Po to yra irgi nuostabus grybas, toksai kaip poniabudė. Po to yra dar kitokių grybų, ne, magic mushroom, ne, tai irgi kažkiek tai padeda, ne, tą sąmonę atverti ir taip toliau. Tai jau tokie dalykai. Nu, bet čia su jais labai ilgai užsiminėti, tai va, nes jie gali išvalyti tą patogeną, bet jeigu tu neduosi tas, kas bus viduje ir saugos, kad jo nebūtų, jis ir vėl ateis. Tai va. Tai dabar dar šiek tiek apie patį dievų maistą, žinai, vat kaip jį vartoti, kada, kiek, kaip dažnai vartoti ir ta prasme, po kiek laiko, žinai, tikėti, žinai, pagerėjimą, žinai, savijautos vartojant. Pradžiai reikia vartoti po biškį, nes kada tas senas patogenas pradeda atkrintinėti, detoksikuotis kūnas, gali užsikišti žarnynas. Vat įsivaizduokit, eina siena, nu, triuba santechninė, senata surūdijus tokia, ne, ir tenais rūdis. Ir ateina, daleiskim, valytojas su šepečiu ir pradeda tas triubas valyti, ne. Tai tas visas, tariant, ne, tas visas negerumas, molis, atkrenta nuo senelių, jeigu taip vartot daug, ne, ir tada užkimša visą tą išėjimą. Tai vat reikia po biškiuką, po į dieną mes sakom po 100 ml, ne, bet tai ryte ir vakariam tuščio skrandžio. Tai va, kol žmogus vaikšto ryte, jam patogu. Kai kuriems gali, jeigu mato, kad per daug tas yra 100 ml, tai tada ryte ant tuščio skrandžio 50, skiedžiam 100 ml vandens ir tada išgeriam. Ir ištenka vieną kartą ryte išgeriam ir tai po biškį tą po mėnesiuką tą dozę didina. Tai va, nes jeigu mes iškart pradėsim, kaip sakoma, stikliniam traukti, tai va tas momentas, kad atkrys visų pirma tas molis, užkiš viską, tada reikės klizmutes daryti, nes kitaip tenais pradės plėšyti viską. Netgi tie žmonės, kurie ir be tų dalykų išeina į sausas, pradeda va taip pasnikauti sąmoningai, pas juos irgi, man nereikia lele, aš žinau, kad kas taip darė, dauguma žmonių supras apie ką aš šneku, kad vis tiek tas analas susikiša ir klizmutes reikia daryti, netgi tas prakšalamas irgi yra, nu, netoks paprastas dalykas, irgi pasiruošimai tai nėra ir tos visus dalykus veda tam tikri žmonės, kurie žino, kaip reikia tai taisyklingai daryti, o ne tai, kad atėjau persigėriu ir man prasideda tas visus dalykai. Tai praktiškai reikalingas, ką, žinai, ir pats minėjai, sveikatos protokolas tam dalykui. Taip, dabar pas mus gerbiamasis Mantas, tai va drakonas, jisai pradėjo tą visą sveikatingumo tą ratą, ne, tos daryti, kaip sakoma, tos valymus, šaunuolis, aš palaikau, aš prisijungsiu prie to, ten viską palaikysiu, padėsiu, kombinuosiu, jeigu reikia ten, nes aš pats praėjęs visus tos funkcijas, nu, aš kadangi buvau storas, tai va storas, sveriu 122 kg, jo, ir aš per
9 mėnesius be jokio sporto. Be jokio sporto. Jeigu būtų pajungtas sportas, aš tinginys, žiaurus tinginys. Jeigu būtų pajungtas sportas, tai įvyktų dar greičiau. Tai vat, per 9 mėnesius numečiu iki 75 kg. O, tai čia 50 kg. Taip, bet man automatiškai gavosi taip, kad aš jau ir maistelio to nenorėjau, žinai, ir kitaip maistelis pas mane pasikeitė. Tai va, nes automatiškai tai užmėti tą gerąją florą. Man labiau pradėjo skonio receptoriai eiti ir kvapai man jau ten to nepatiko. Aš jau norėjau daugiau žalumynų, norėjau to biškelį sveikesnio, žalesnio maisto, kurio aš beveik seniau nevalgydavau. Tiesiog nevalgydavau, man buvo nepatogu, nepatinka, aš ten valgau kažkokie ten braškę, man skonis nieko ypatingo nebuvo, ten apelsinas, apelsinas, o dabar man yra receptoriai pasikeitė. Aš valgau, aš tiesiog, wow, ten man ta uoga atsidaro, ten viską iki atomo lygio, aš jaučiu jo. Tai kas tau padėjo tam? Vat, kada užmeti gerą tą florą, išmeti tą patogeninę, užleidai tos geriečius, jie prisikabina prie blūdijančių nervų galūnių, kurios yra pas mus, ir tada pradeda viską jaust kitaip. Nes jos sako, o šitas maistelis mums tinka. O dar vieną apie tų enzimus. Ar čia labiau yra maistas geriausiam bakterijom, ar čia yra tų pačių ir pačios bakterijos? Čia yra ne bakterijos, čia yra fermentai. Fermentai. Tai yra pačiam augale dievulės uždėjo tą momentą, kada tie fermentai įsiskiria ir obuolys pradeda, ta prasme, viskas, kas yra gyva, žalia, jie turi tos fermentus, kurių mums reikia. Čia grinai yra augaliniais ar kitais? Jo, būtent, vat kaip yra. Dar galėtum kažkaip pasakyti, koks yra skirtumas nuo gyvulinės, važinai, nuo pieninės kilmės, fermentų enzimai? Tai vat gyvulinės kilmės fermentus išrinkinėja tie negeriečiai, nes tai yra poveikas. Pieno bakterijos? Pieno bakterijos yra lakto. Lakto bifido. Tai va, jos irgi išrinkinėja. Čia dar, kaip sakoma, viskas gerai. Nes dar tie momentai yra, dar kol pereinamų laikotarpio viskas gerai. Su to pieniuku, su tais visais suriukais ir taip toliau. Bet jau tas, kaip aš sakau, heavy duty, tas sunkio artilerija, tas poveikas, tai jau negerai mūsų kūnui. Nes automatiškai, jeigu mes jį vartosim, tai gausis sunku kovoti pačiai gerai bakterijai su patogenais, nes mes duosim patogenų maistelio, o pačių gerųjų bakterijų mes nemaitinsim ir gausis jiems sunkus momentas. Tu ta prasme, tu viską pramesi, kažkiek, bet kažkiek liks. Ir gaunasi, kad tu strypiai stovi vietoje. Tai aš supratau, kad tas, sveikatos gerinimas, jisai turėtų vykti etapais, ne? Taip, tai turi būti etapai. Etapais. Čia aš ekstremalas ir šokau, nėriau, nes man viduj pasakė kažkas, užteks, atsikaifavai, viskas, važiuojam. Vat man taip įvyko. Tai kaip galim dabar apibendrinti visą tai? Čia daug dalykų. Apibendrinau, dar galėtum čia šnekėti iš tikrųjų. Gal kokiose kitose laidose dar, kaip sakoma, pratęsim tą visą momentą. Tai va dabar vis tiek grįžtant prie to, markabos, toroidinio lauko, prie tų bakterijų, tai matyt, čia yra toks dalykas, kad viena kitą, įtakoja ir pastiprina, jeigu mes gerinam žarnyno veiklą, tada atsistato visas mūsų kūno funkcionalumas, visų pirma, ištynio organai visi sugrįžta į savo vietas, nes jie būna pastoja apkrauti. Ir tada, kada jau kūnelis pasiruošęs, galima tada praktikas ir kvėpavimus daryti, galima ir ten lysti eketės visokios, ten ilgiau jau kūnelį, stovėti ant vinių, masažus visokiausius, ten jau ten osteopatai pralaužo, kur kažkas, tai pavyzdžiui, stuburas kažkur netiesus, jau lengviau tu daraisi, kaip čia, elastingesnis, nes kada išeina tie visi parazitai, viskas susitepa, viskas atsistato savo vietas, tada visi tai osteopatai lengviau tave pralaužo, atstato visą stuburiuką, viskas susinormalizuoja, tada gali jau pasileisti energijos per save, pradėti tada medituoti, miego mažiau reikia, daugiau energijos turi. Grįžti į tą kaip ir dievišką būseną.
aš tai vadinu, žinai, kaip prigimtinė būsena. Jo, tiesiog Va, prigimtinė tiesiog būsena. prigimtinė būsena. Va, Tai reiškia, kaip čia pavadinti. taip Dauguma taisyklingai. žmonių labai nukrypia nuo tos, žinai, prigimtinės Visiškai būsenos. nukrypia. Tai Tai va. vat ir tokia misija, kad žmonės po biškį tą sveikatą, tos visus sveikatos negalavimus žmonėms atstatyti ir taip toliau. Tai vat. Tai ties to ir baigiam, Nu. tiesiog palinkėjimo grįžti į savo prigimtinę būseną. Taip, visiems sveikatos, džiaugsmo, laimės ir gausos. Tvarkoj. Nu ką, dėkui. Ačiū.